sustoti automobilį, kadangi veiksmai yra suderinti iš karto, yra tiesiamas priverstinio stabdymo priemonė žingsnių Vienas asmuo bėga, todėl jis laiko privalomų šuo. Kadangi atsargos veiksmų ir faktiškai sulaiko vienas asmuo nepaklūsta prieš jį panaudojamas elektros prietaisas magnas. Ką matote, tai policijos operacijos dalis greitai sulaikomi asmenys patikrinami, ar jie neturi daugiau netikslų žaizdų. Policijos pareigūnai vienas kitam padeda, sulaikys asmenys. Kas nematot realiai, žiūrėkite į ekraną. Ne, aš pajaučiu. Dabar visi stebėjome, kaip policijos pareigūnai apžiūri automobilį, kuriuo važiavo ginkluoti asmenys. Ir policijos komisariate. Tai va, šuniukai atrenkami ne šiaip sau, bet yra daroma tokia komisija ir žiūri iš šuniuko, ar jisai bijo aukščio, ar jisai bijo žmonių daug, ar šviesos, tamsos, dar kažkokių staigių judesių. Ir pagal tai sprendžia, ar šuo gali būti mūsų, sakoma, aišku, jisai priskiriamas kaip spec priemonė, bet mums yra kaip policijos pareigūnai. Koks vardas? Puma. Tai va, ir ką daro šunis, žinot? Kas pasakys? Taip, ieško narkotinių psichotropinių medžiagų. Ką dar? Sulaiko nusikaltėlius. Taip, sulaiko asmenis, taip. Dingusių žmonių dar Taip, ieškome dingusių žmonių. Ką dar? Mane bando pagauti. Dar ieškome lavonų ir jų dalių. Jo, į pasiklydusių žmonių, aišku, ir važiuojam į pasirodymus, šviečiam žmonės ir visa kita.